Kaip galvojat, kas turėtų tuo užsiimti ir skatinti žmonės, keisti tuos senus stogus? Tai čia patiems žmonėms, čia nereikia, kad kas skatintų patys, taigi ten skaito laikračius, televizorių žiūri, viską girdi, žino, mato, ir niekas nepakeis, pačiam reikia rūpyti savo gerovę. Gal seniūnijos turėtų pasirūpinti žmonėms? Siūlyti tiesiog. Aš manau, kad turėtų, sakysim, tie patys, kas tais pinigais disponuoja, sakysim, irgi jie turėtų daugiau pateikti informaciją, sakysim, tas pats žmogus paprastas, kuris gyvena savo tam namelį, ką jisai ten žino, kur nueit, pas kokį valdininką, kas, tau niekas konkrečiai nelabai, aš manau, kad ir savivaldybėje nuėjęs, dar nežinosi, pas ką kreiptis. O tai kokia forma turėtų būti teikiama informacija? Sakysim, ir per tą pačią televiziją, ir per radiją. Ir laikraščiuose galų gale. Tiesiog daugiau apie tai, kad... Taip, turėtų ir, sakysim, ir straipsniai, kur reikia kreiptis, į ką. O kas turėtų rūpintis, kad būtų stogai keičiami, gal tą reikėtų daryti ne tik mūsų valstybės lygmenių, bet, sakykime, Europos lygmenių? Apie tai nepagalvojau. Jeigu būtų įmanoma iš Europos Sąjungos gauti finansavimą papildomą, tai būtų normalu. Šiaip Anglijoje radę gabalėlį asbesto statyboje, arba senams name, ar nesvarbu kur, tas namas visas būna apdengtas tokiais kaip palapinė. Į ten įeina žmonės kaip kosmonautai aprengti ir visas šiferis sudėdamas į maišus, kur kaukolė nupiešta. Čia Lietuvoje dengia stogą ir mėto iš 6 metrų aukščio lapus, jie dūžta, dulka, žmonės daro tokius darbus labai dažnai. Šiaip, jeigu žmonės turėtų pinigų ir būtų į tai žiūrima rimčiau, nei kad dabar žiūrima, tai galbūt būtų didesnis judėjimas, bet apie tai niekad negalvojau labai rimtai, nuo ko tas priklauso, bet nuo pačių žmonių tai priklauso. Pirmiausia, tai nuo žmonių, antras nuo valdžios. Jeigu bent jau jisai nieko nekainuotų, jį už dyką, kad ir nuvežė savo lėšom, bet už dyką priimtų, o nereikėtų sumokėti už toną šiferio 1000 litų, kurį vėlgi šiukšlynę, savartynę sudeda į priekabą ir supila kartu su visom šiukšlėm. Vieni sveikatos neturi, kiti lėšų ir sako, mums užteks, o jūs kaip jau nenori, taip darykite. O žinot, kuo kenkia asbestas mūsų sveikatai? Jų kancerogeninių kokių medžiagų ar ko yra? Labai gerai žinau. Jisai supjausto plaučius į gabalėlius ir išspjaudo juos. Arba jie pradeda pūti plaučiuose. Čia gal sukelia kokius, man atrodo, vėžinius susirgimus asbestas. Plaučių vėžį sukelia, liktai girdėjęs, tos dulkelės pačios. Aišku, kvėpavimo takam, dulkės. Tokios žmonių nuomonės. Europos klubas. Tad nors programa nuo žemės ūkio atstovės ir populiari, visgi turi ir trūkumų. Nekalbant apie nedidelės tam skirtas lėšas, kai kurios taisyklės ganėtinai komplikuotos. Norintieji gauti paramą negali būti gavę jokios kitos ES paramos, tačiau kaimo žmonės, kurie dažniausiai gyvena iš ūkininkavimo, vienokią ar kitokią paramą gauna dauguma. Sodų bendrijų gyventojai paraiškų teikti išvis negali. Be to, anot europarlamentaro Zigmanto Balčyčio, po stogo pakeitimo 5 metus draudžiama parduoti namą. Europos parlamento pramonės komiteto narys Zigmantas Balčytis pasakoja apie tai, kokius sprendimus siūlo europarlamentarai. Taip, iš tikrųjų mes irgi patys, turbūt lietuviai, nelabai senai supratom ir sužinojom, kad asbestas viena iš pavojingiausių medžiagų, kokių tik tai gali būti. Todėl, kad jų skaidulos nesuyra ištisus dešimtmečius ir praktiškai niekada nesuyra. Ir mes išveždami netgi ir tos pačius stogus nuimtus šiferio lapus į sąvartyną, praktiškai mes šitos problemos neįsprendžiam, o paliekam ateities kartom. Nes tos skaidulos jos papuola arba į gruntinius vandenis, arba papuola į orą ir praktiškai vėl žmonėm papuola į organizmą ir gali atsirasti įvairių vėžinių susirgymų po 20, 30 ar 40 metų. Tai kai buvo atlikti tyrimai, dabar jau yra išgryninta ta problema ir tikrai turime pasidžiaugti, kad jau šiandieną jinai yra pripažįstama visos ES mastu, kad tai nėra atskiros valstybės narės, o kad tai yra ES didžiulė problema. Tam jau yra tiesiog šitame dokumente, kuriame yra priimtas Europos parlamente, yra numatyta, kad Europos komisija turi pateikti tam tikrus modulius, kaip įvertinti, ant kiek viena ar kita teritorija arba pastatas yra užterštas asbestu. Taip pat yra numatytos priemonės, kad darbininkai, kurie dirba su šitą medžiagą, būtų apmokomi ir kad būtų taikomas tam tikros apsaugos priemonės, nes irgi tai yra didelė problema. Ir aišku, kas turbūt pats pagrindinis dalykas, kad šitai problemai spręsti yra numatyta žymiai didesnė galimybė pasinaudoti ES paramą. Yra prilyginta namų renovacijos programai, tai kiekviena valstybė turės teisę namų renovacijos dalį
lėšų panaudoti šitų problemų sprendimui. Ir aišku, kad kuo greičiau valstybė atsikratys, tuo matomai sumažės tikrai onkologinių ligų atsiradimas. Ir tik tai vienintelė valstybė dar šiandieną ES, tai yra Lenkija, yra priėmusi labai aiškią nuostatą, kad kuo greitesniais tempais reikia atsikratyti šitos medžiagos. Kaip tai padaryti, tai kaip tik šitas dokumentas ir kalba, kad pati Europos komisija turės pateikti pasiūlymą, kaip turėtų valstybės narės sudaryti asbesto pašalinimo planus ir aišku, ateityje matyt bus prižiūrima, ar iš tikrųjų tas yra vykdoma. Ir vienas iš planų tai yra pirmiausia žinoti, kiek jų yra turbūt tų stogų ir kiek to asbesto yra panaudota. Nesu tikra, kaip šiferinius stogus mes galime matyti, gal juos deklaruoti kaip nors galima, nežinau. Kad štai pas mane dar šiferinis stogas, aš noriu jį keisti, bet vėlgi kaip paskatinti žmonės aktyviai dalyvauti, bet to čia kalbame ir apie visuomenės paskirties pastatus, kiek aš suprantu, kurie, juos suregistruoti gal net ir nesunku iš tikrųjų, kiek reikėtų investicijų į tai. Yra kalbama štai kaip surinkti tos duomenys? Turbūt stogai yra pats lengviausias būdas, atpažinimo būdas ir tai buvo tam tikrai atlikti skaičiavimai, kad Lietuvoje norint atsikratyti arba pakeisti visus stogus reikia ne mažiau kaip 10 milijardų litų. Tokia piniginių lėšų suma. Dabar, aišku, gali būti ir kitokie skaičiavimai. Skatinti žmonės, aišku, reikia per paramą. Ir dabar yra tam tikra programa, kurie eina į žemės ūkio paramos lėšų, žemės ūkiui skirtų paramos lėšų. Ir ten yra iki 10 000 ta parama. Aišku, jinai yra nepakankama. Per daug yra sudėtingas reglamentavimas, paraiškų pildymas ir matyt ateityje tą reikės ištaisyti. Aišku, kad dar didesnė dalis tai šitos kenksmingos medžiagos yra įvairiuose šiluminėse trasose, vandentiekio trasose, kurios buvo apsauginios medžiagos. Jos yra ypatingai birios, jeigu dar asbestas arba šiferinės stogai dar yra tam tikras lapas, kuris yra suklijuotas, o ten iš viso yra daugelį atvejų palaidos medžiagos. Tai jūs paminėjote irgi visuomeninius pastatus. Niekas jų prieš tai nesirūpino ir šiandieną tikrai yra, ko gero, nelengva apskaičiuoti, kiek Lietuvoje tokių yra asbesto medžiagų panaudota įvairių atitvarų ir panašiai. Tai šičia problema yra didelė, bet aišku, kad ją reikia pradėti spręsti ir tada matomai ateityje įsiaiškins dar su kokiom problemom galim susidurti, mėginant šitą dalyką kažkaip savo palengvinti arba įspręsti. Beje, šitą programą, kur ir Lietuvoje veikianti, kuri turėtų lyg tai raginti to šiferinius stogus keisti, tai kiek žinau, tai iš tikrųjų keičiasi nebent žmonės tie, kurie iš tikrųjų patys iniciatyvus ir patys nori tai daryti ir iš tikrųjų ne visada net naudojasi, nes pirmiausia, jinai veikia tik tai kaimiškose vietovėse ta parama, o miesteliuose, miestuose didesniuose irgi pilna tų šiferinių stogų. O antra, žmonės vienbalsiai sako, kad tai yra tokia biurokratija. Taip, aš ir paminėjau, kad labai yra perdėtai didelis reglamentavimas ir tikrai matomai galim įtarti, kad kuo mažiau ir pasinaudotų šitą paramą, nes buvo skirta 60 milijonų, paraiškų pateikimo terminas buvo 1,5 mėnesio ir tai pateikta už 48 milijonus litų per tokį trumpą laikotarpį. Jūs paminėjot, kad parama yra maža, nedaugiau kaip pusė pačios stogo dangos, bet ir nedaugiau kaip 10 000. Nes stogo danga gali kainuoti ir daugiau negu 20 000, visiems ta parama bus tik tai 10 000. Tai tikrai, norint ateityje paspartinti šitus tempus, yra numatyta ir šitose dokumentuose, kad reikia nustatyti paprastą paraiškų teikimo principą, ką Europos komisija irgi ateityje turės rekomenduoti valstybės narėm. Ir aišku, kad patys Lietuvos politikai ir vyriausybė turi būti suinteresuota šitos problemos sprendimu. Niekas iš šono mum nenurodys ir niekas mum čia nepadės. Jeigu mes patys imsimės, patys suprasim, kad tai yra iš tikrųjų didelė problema, kalbant apie būsimus susirgimus, kurie gali, kaip minėjau, po 30 ar 40 metų atsirasti ir ne tik tais jau pagyvenusiems žmonėm, bet ir jauniem. Šiandieną dar jauniem, o ateityje visiškai darbingo amžiaus žmonėm, tai matomai priklausys nuo bendro politinio nusiteikimo ir noro. Turbūt dar problema ir tame, kad suvokimo trūksta, nes štai iš tikrųjų irgi kalbintas vienas žmogus pasakojo, kaip Anglijoje, jeigu ardo pastatą greuna tą, kuris turi šiferio, tai jis yra visas apdengiamas, darbininkai dirba kaip kosmonautai su visom apsaugos priemonėm, vos ne skafandrais ir taip toliau, o pas mus, sako, nuo stogo šiferius arba dar ką nors mėto iš 6 metrų aukščio ir niekas galvos nesuka. Ir vėlgi tas supratimas, ką tas lygos, kokios lygos, tas pats apsišvietęs pilietis, jis labai paprastai pasakė, taigi sako, plaučius į gabaliukus supjausto ir mes juos išspjaudom. Vat
tokie vaizdus apibūdinimai ir tokie, kažkokios tai priemonės galbūt tikrai galėtų padėti, o švietimo paprasčiausiai trūksta. Taip, bet visur yra problema biednume ir mes puikiai žinom, kad tokias priemonės apdengti namą papildomai, turėti apsauginės priemonės tiem žmonėm, kurie dirba, yra susijęs su papildomais kaštais. Mes irgi, kai pradedam kalbėti apie tai, kas turėtų tą stogą dengti, tai visą laiką žiūrim, kad būtų pigesnis variantas. Tai tikrai aš manau, kad turi būti bendras požiūris prie šito klausimo, ne tik tai statybininkų, ne tik tai pačių žmogaus, bet ir sveikatos apsaugoje dirbančių žmonių įsikišimas į šitą procesą ir tam tikrų reikalavimų nustatymas. Nes visiškai teisus tas pilietis, kuris sakė, kad pas mus daug kas statybinėse dalykuose yra atliekama ne taip, kaip reikėtų. Mes prieš 60 metų su didžiuliu noru dengiam tos pačiais šiferiais praktiškai visą Lietuvą uždengiam. Dabar iš tikrųjų, kada yra ardomi šitie stogai, visiškai tiesiog žmonės ir statybininkai nežino tos grėsmės ir elementarių galbūt reikalavimų, kaip reikia elgtis su šita pavojinga medžiaga. Lygtai su radioaktyviom medžiagom jau mes esam išmokę ir tikrai nenuvarysi bet ko išardyti ten radioaktyvaus kažkokio tai objekto, o šičia medžiaga jinai yra panaši pagal savo ardymo pobūdį ir pagal savo ilgalaikį neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Tai manau, trūksta labai didelio įsivaizduoju švietimo, kuris turėtų būti taip pat, kur turėtų būti atskira programa ir tiesiog karts nuo karto žmonės informuoti, kas tai yra. Aš mačiau vieną filmuką, kur labai populiariai yra parodyta asbesto patekimas į plaučius ir kaip atsiranda tokie kaip badatėlės ir apie kuriuos iš karto susidaro po tam tikro laikotarpio tiesiog įvairios miomos ir nieko daugiau. Tai pamačius tokį filmą, didelių agitacijų man jau nebereikia. Kalbėjo Zigmantas Balčytis. Visų tipų asbestas yra pavojingas, jo kenksmingas poveikis patvirtintas dokumentais bei reglamentais. Tačiau žala sveikatai pasireiškia praėjus dešimtmečiams po įkvėpimo. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis su asbestu susijusiomis ligomis sergamumas dar nepasiekė aukščiausio taško, nes jis pradėtas naudoti prieš keletą dešimtmečių. Sveikatos komiteto narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad svarbu surinkti informaciją. Tai galbūt pagrindinė problema, kuri šito rezoliucijoje yra išsakoma, kad nėra aiškių skaičių ir pakankamo aiškumo apie šitą bėdą, kuri yra susijusi su asbestu. Tai yra pirmas dalykas. Matyt, skirtingos valstybės turi skirtingus ten duomenys arba iš visų galbūt nerenka, kiek jų teritorijoje yra tonų asbesto. Kitas dalykas, kad vėl tos yra pripažinta, kad tie šferiniai stogai ar šiaip asbestas kažkokiose kitose konstrukcijose, jeigu jisai yra, kad tos dulkės sukelia vėžį, rimtus susirgimus, kvėpavimo takų ligas. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad per metus sergamumas tokio pobūdžio ligomis dėl galbūt asbesto sukeliamų tų neigiamo poveikio, kad sergamumas ES yra apie 20-30 tūkstančių žmonių. Tai čia yra per metus. Jo. Bet štai pas mus Tūlas lietuvis pasakytų, gyvenau 100 metų tam šiferiniam to stogu ir nei aš sergau, nei aš ką. Aišku, kad tam reikia daugiau tyrimų, daugiau tokio sutelkto ir bendro požiūrio ir vis tiek sergamumas įvairiomis lygomis yra nemenkas. Ir vaikams pasireiškia ten tai visokie kosuliai ir nebūtinai galbūt, aišku, gyvenant namie su šiferiniu stogu, bet maža ką, niekas iš tikrųjų tų tokių, kaip čia, žinių tikrų ir neturi. Tai tam ta rezoliucija ir yra siekiama atkreipti Europos komisijos dėmesį, kad reiktų dėmesį skirti ir moksliniams tyrimams, kad reiktų turėti tą bazę, kur būtų suskaičiuota, kiek to asbesto iš tikrųjų yra ir kokio masto tai yra problema. Kitas dalykas vėl ten kalba apie darbuotojus, kad darbuotojų sauga, kad juos gal kažkaip ten dar papildomai apmokyti. Apmokyti atpažinti, ar ne? Ir atpažinti ir dirbti galbūt kažkokių specialių apsisaugojimo priemonių, taip yra tos kaukės, bet vėlgi mūsuose dažnai turbūt galima matyti ir neprisirišusius statybininkus ant stogo ir, žodžiu, visokių kitokių vaizdelių. Tai čia šitą rezoliuciją teikiau pati pasiūlymą dėl to, kad matyti šalis, valstybės narės kartu su Europos komisija turėtų pagalvoti kažkokį mechanizmą paskatinimo žmonių, ar ten galėtų būti išsimokėtinai, ar kažkokia lankstesnė sistema, kad neužkrautų didelės naštos žmogui, vartotojui dėl to kofinansavimo ir dėl tų visų pakeitimo darbų. Ketinama naujas kažkokias programas planuoti, galbūt patrauklesnės ir aš nežinau, gal ne 50%, gal kitas iki ir tiesiog visai pakeisti tą stogą. Nežinau, aš kai kalbėjau netaip seniai su aplinkos
ministrų, bet reiktų jo paties klausti vėliau. Tai lyg ir minėjo, kad galbūt ieškotų būdų, kaip čia iš tos finansinės perspektyvos gal atrasti lėšų. Bet vėl čia būtų sėkmingesnis dalykas, jeigu pavyktų tą tokį europinių mastų suorganizuoti tam tikrą programą, kur būtų tiesiogiai būtent tam tikslui skirti pinigai. Bet tai kaip pinigų viskam trūksta, tai labai sunku tikėtis artimiausiu metu, kad bus kažkokių gerų žinių, bet priklauso nuo kiekvienos valstybės ir kiek geras yra tas, kaip sakyti, ūkininkas, kiek geras yra vienos ar kitos srities ministras, kad jis ūkiškai sugebėtų išspręsti vieną ar kitą klausimą. O pati asbesto problema, ar tai yra visų valstybių problema, ar visur buvo naudojami tos medžiagos, visur naudojimas buvo? Taip, tai čia kaip dažnai būna parlamente, kad mes labai daug kalbam, kad vienos ar kitos valstybės klausimų nederėtų kelti, nacionalinių klausimų galbūt taip aršiai į paviršių. Tai visada ieškoma to tokio europinės dimensijos, tai ties stogai ta technologija, kuri buvo prieš kelis dešimtmečius, jinai buvo gana paplitusi, bet aišku, rytų Europoje čia yra kiek opesnis dalykas dėl tokių ekonominių niuansų ir dėl to pasikeitimo. Čia vakarų Europoje galbūt mažiau tektų pamatyti, kas plika akį matosi, ar ne šiferinius stogus, bet jisai gali būti tas asbestas kažkokiose kitokiose konstrukcijose, gamyklose, ne vien gyvenamosiuose namuose. Kalbėjo Radvilė Morkūnaitė. Patvirtintame Europos parlamento pranešime taip pat konstatuojama, kad nors ir galioja draudimas importuoti asbestą į ES, tačiau neužtikrinama, kad asbesto turinčios medžiagos nepatektų į ES rinką. Dar daug asbesto naudojama įrengimuose, įrenginiuose, pastatuose ir privačiame bei viešajame sektoriuose. Pagal Lietuvos vyriausybės patvirtintą asbesto šalinimo programą, pirminė asbesto turinčių gaminių inventorizacija turėjo būti baigta 2011 metais, tačiau jas rezultatų nėra iki šiol. Ne visos savivaldybės pateikusios duomenis. Asbesto šalinimo programą įgyvendinti tik Lietuvoje reikia ne 1 milijardo litų, tačiau tokių lėšų neatsirado net ir ekonominio pakilimo metais. Iš kaimo plėtros programos skirtų 60 milijonų, kaip sakė Žemės ūkio ministerijos atstovė, panaudota 48 milijonai, finansuoti 7,5 tūkstančio projektų. Likusios lėšos 12 milijonų litų, kaip sakė Nomeda Padvaiskaitė, turėtų būti išdalintos šiemet. Asbesto natūralios gamtinės medžiagos yra ne tik stoguose, bet ir sienose, vamzdynų, šilumos izoliacijoje, senuose vėdinimo bei elektros įrenginiuose, įrankiuose ir prietaisuose, taip pat ugniai atspariuose sienose ir duryse, dažuose, klyjuose ir kitur. Pavojingas jis tampa tik tuomet, kai laužomas ir pjaustomas. Nejudinamas asbestas gali gulėti ištisus amžius ir niekam nepakenks. Būtent todėl atliekos turinčios asbesto yra specialiai pakuojamos ir utilizuojamos statybinių atliekų sąvartynuose. Svarbu tinkamai elgtis su šiomis medžiagomis. Šias bires atliekas statybvietėje reikia surinkti atskirai nuo kitų, jas sudrėkinti, supakuoti į sandarę plastikinę tarą ir paženklinti. Statybvietėje šios medžiagos gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Tuomet jos turi būti išgabentos į asbesto atliekas priimančias aikšteles bei jas tvarkančias įmonės. Europos klubas.